Labą dieną. Važiuojame pilna mašina iš sandėlio. Kodėl pilna mašina iš sandėlio? Todėl, kad autobusas mano yra nuvežtas palopį truputėlį. Jis važiuoja gerai, bet reikia praeiti technikinę. Tai ta proga užsibuvo ir neturiu su kuo vežti alaus. Bet visada į pagalbą ateina kiti automobiliai lengvieji. Tai klausimas yra vienas, kiek reisų reikia padaryti. Su autobusu visada būna vienas reisas, o su lengvaja tai pavyksta. Tai nieko, praeis technikinė, vėl turėsiu 2 metus savo autobusiuką, taip jis keleivinis. Keleiviniam autobusiukams yra 2 metai technikinė ir nėra kelių mokesčių. Tai čia turi ir pliusų ir minusų, nežinau, kai čia pažiūrėsi, nes perkant jeigu naują, tai PVM-as grįžta nuo krovininio ir tada gaunasi pigiau turbūt pirkti negu keleivinį. Man patinka keleivinis tai, kad aš su šituo, kurį turiu transporterį, tai galiu įvažiuoti pažyminės aikšteles. Tai reiškia, kad jeigu yra prekybos centrų pažyminės aikštelės, aš galiu visada jas įvažiuoti su juo, telpu. Praeitą savaitę pasakau, kaip kondicionierį remontavau. Nu, nesu dar negaliu paslaugų teikti už pinigus, ne? Nes kaip ir nieko blogo nepadariau, viskas gerai, bet buvo freono trūkumas, tai aš neturiu jo kaip užpildyti, nemoku jo užpildyti, turbūt ir nemokėsiu niekada. Tai tam yra žmonės, tam yra įranga. Tai atvažiavo meistras, suveržė, privežė vamzdelius ten, kurie yra truputėlį. Gal per sujungimus nuo šilumos šalčių išsivaikščio, sakė. Nu ir papildė. Tai viskas veikia, viskas gerai, dabar šalta, kaip ir turi būti 10 laipsnių mūsų šaldymo kambarį. Tai gaminsim šaldymo kambarį naujam bare. Be-like tap roomas. Tai tą kambarį mes ten nustatysime nuo nulio. Todėl vis dabar svarstam, šiandien gavau dizainerės pasiūlymus. Nu kaip pasiūlymus, idėjas daugiau gal taip. Su trumpais aprašymas, ką, kur, kaip įsivaizduoja, tai dalis labai gerai, man patiko, dalį nusiunčiu paklausimų, paaiškinimų, pasitikslinimų, dalį manau, kad nedarysim vien dėl techninių sudėtingų sprendimų ir pinigų. Kai buvau išvykęs, tai 4 dienom išvažiavau, bet vėl visokių nuotykių, pavyzdžiui, negalima pakeisti kauplerio. Kaupleris, kas nematė anksčiau, tai toks vožtuvas, kuris užsideda ant statinės ir bėga alus. Jie yra skirtingi ir jeigu alaus talpa kitokia, tai kaupleris keičiasi. Jį reikia išimti, pakeisti. Tas nėra sudėtinga, bet kartais nutinka, sako, negalim, bandėm, visai nepasikeičia. Nu, nepasikeičia, nežinau. Aš negaliu iš komandiruotės grįžti. Nu, kurį laiką nebuvo alaus, kitą dieną atėjo kitas barmenas ir pakeitė. Kaip ir pasikeičia. Atrodo, ne? Tos skambina, sako, virtuvės spausdintuvas nespausdina. Biškai užsakymus, kai padaro bare, virtuvė neišnada lapelį su užsakymu, virtuvė nežino, ką gamin. Vėl, ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu patikrinti. Sakau, parodyk lemputes, pažiūrėk, ten ar juosos yra, visko yra. Šeštadienį atėjo virėja ir sakė, išjungiau ir viskas veikia. Ir išlindo visi šeštadienį užsakymai net. Todėl vėl būčiau nervinęsis, būčiau gal ir lėkęs, o dabar sutvarkė patys, kai negali. Kažkaip panešiojo lapeliais ranka užrašytus ir po to sutvarkė. Tai tokie dalykai, tokių smulkių nuotykių yra pastoviai. Tik tai labai nervina gal, kai tu išvyksti kažkur, kad jie nutinka ir sugriūna. Buvo su kondicionieriu, nervina, kad visai net nepraneša, nors aš buvau vietoje ir nieko nebuvau išvykęs, visai nepraneša kelias dienos. Čia atvirkščiai, čia tokie smulkmena, kur nesugalvoja, kad įjungti išjungt galima. Kai ateina dirbti nauji barmenai, nauji tai reiškia apsimoka, pradeda dirbti savarankiškai ir kai jie lieka dirbti vieni arba kartu, tai yra be seniau dirbančių jau viską išmokusių. Visada atsitinka nesąmonių. Čia
visada lauki, kada kas nutiks. Tai ar kasos knygą užpildo nesąmoningai, ar ten nemoka skaičių perrašyti, ar atim 2 skaičių nesugeba, ar dar kažkokių keistesnių dalykų. Tai grįžęs atsidariau pasižiūrėti, kaip sekasi, nu tai žinoma, tai pakeitė alų. Jie pas mus yra taip, paspausdinu aš kiekvieną savaitę keitimų lapą, reiškia, kiekvienas kranas turi savo keitimų kaip sąrašą, pavadinkim taip turbūt. Tai reiškia, kai tu pasibaigi alus, tu žiūri, kuris kranas ir kuris alus dabar turėtų būti pajungtas, nes mes dažnai keičiam alus, tai nėra, kad į tą patį visą laiką keičiasi. Pakeitė į kažkokį kitą. Kodėl? Nežinau. Neturiu paaiškinimų. Jie ir patys negali paaiškinti. Nežinau. Nu, ne pasaulio pabaiga, bet. Arba pasižiūriu labai daug alaus dingi. Pavyzdžiui, iš kego 6 litrai su viršu. Kur dingo? Nežinau, nieko mes nedarėm, mesgi viską viską kasam, mušam, viską darom. 6 litrai alaus iš 30, tai 20% alaus kažkur dingo iš kego. Nelabai suprantu, kaip turiu po tokią vieną versiją, kurią nelabai galiu patikrinti, bet manau, kad patikrinsiu vėliau, bet turiu kaip bendrai sugalvoju. Supratingai žmonėms šneku, prašau ir sugalvoju. Tai, bet tokių, kur trūksta po litrą, 2 litrus, tikrai daug yra ir būtent tada, kada dirba naujokai, kai dirba vyresni amžimo patirtim, tai tokie dalykai susitvarko. Geros žinios yra tos, kad atvažiuoja alus, pasibaigė Nidą, nebeturim. Jasinskio gatvė nebėra jos, tiesiog pasibaigė užvakar turbūt. Ir nėra, nes kažkaip, ar aš apskaičiavau per vėlai truputėlį užsakiau, turbūt tas didžiausias variantas. Ir nedaug, bet per kelias dienas. Tai šiandien turėtų jį išpilti. Rytoj pasiimsiu, jeigu autobusą grąžins iš technikinės. Su technikinė, ne tik tai iš. Tai tikiuosi, kad grąžins, atsivešiu Nidos ir Jasinskį, nes neturime, blogai, kvietinio alaus nėra. Nu, turi būti, ne? Tai va, tai šią savaitę Nida, kitą savaitę Smailas. Išsiverėm po porą tonų dar. Jūs gerite, mes verdame, šaunuoliai. Šiandien užsakiau ir Frankino dar išvirt. Tai nes Frankino dar yra, bet jau. Manau, kad kol išvirs per mėnesiuką gerą pasibaigs. Tai šaunuoliai, kad primenu, kad pernai mes metais išvirėm 15 tonų šitų 3 alų. Daug ar mažai spręskit patys. Man atrodo, kad nemažai. Kaip parduodant tik pas save. Tai ačiū, kad mėgstate, gerite. Tai yra. Nu gerai, važiuojam degalų pilt. Žiauriai nesmagus užsiėmimas, laiko gaišimas, bet važiuoju užpilt degalų, atvažiuoju, užsipilu degalų. Spėkit, priima kortelę ar ne? Sako, blogas PIN kodas. Jų appse CTB nėra jokios galimybės paskambinti. Ten aš neradau maigiau, ten rašyk žinutės, kažkokias paliksi, kažkur kažkaip, o reikia greitai. Nu gerai, jų webe ten giliai užkasta, bet radau tą telefoną. Paskambinau labai maloniai, viskas ten stengiasi, bet sako, mes negalime nieko padaryti dabar. Tai gal gali iš savų pinigų sumokėti už kurą, mes tau grąžinsime po to. Arba gal gali palauk pusę valandos. Tai aš jau dabar jau buvau sugaišęs beli kiek laiko ir kaip visada, kai laiko neturi, suplanavęs viską, taip ir atsitinka. Nu gerai, tada užsipilsiu kurą, užsipiliau kurą, tiksliau prieš tai užsipiliau, sumokėjau už savo pinigus ir važiavau vėl pro tą pačią vietą, kur automobilį pasiėmiau. Tai spėkit, lygiai 30 minučių ir lygiai 10 eurų. Tai va tokia istorija, visą kitą gerai buvo. Tai va, jeigu įdomu, tai viena kelionė iki Bravaro, iki sandėlio ir atgal mašiną pastatys, man kainavo 40 eurų. Tai nežinau, ar tą 10 galim taip švariai atmesti, tada būtų 30 gal. Anyway, tai nėra pigų. Kadangi man reikia ir į barus vežioti alų, tai autobusas man greit atsiperka, kadangi už jį mokėjau 2000 eurų, o
dar paremontavau, žinoma. Bet vis tiek, tai jisai tikrai atsiperka ir aš tikrai su juo važinėju. Aš net vienu metu galvojau, kad gal man nusipirkti tokį keleiminį autobusiuką ir turėti tik tai jį. Tik su juo visur važinėti, bet tada mane atkalbino Raimondas, sakė, kad nesvaik. Gerai, nesvaiksiu. Ne, bėda didžiausia tame, kad priekį ten 3 sėdimos vietos yra. O mes esam 5, tai okei, 5 gali rinktis mašiną, nes visi važiuoji, bet kai 4 važiuoji, man jeigu reikia susirinkti visus 3 vaikus, tai negaliu tilpti su 2 keleiviniam kėdėm. Tai reiškia, galė dar viena kėdė turėtų kažkokia būti. O jeigu nėra, manai, po vieną ten nebūna, tai maišosi tada. Nu, žodžiu, tai atkalbėjo, nepirksiu autobusiuko. Atvažiavo alus, atsivežiau paletę iš lenkiško Nepomucen bravorą. Tai kas nežino, Nepomucen yra vieni turbūt stipriausių Lenkijoje. Nu, negali išskirti vieno stipriausio turbūt, bet vieni iš tikrai stipriausių. Vieni iš tų, kas turi savo bravorą ir kas gamina tikrai kokybiškai. Tai stiprumą aš sakau ne tik tai apie alaus skonį, bet ir apie kokybę. Tai reiškia, kad stabilumą ir kaip jie tai padaro. Tai Nepomucen tikrai labai neblogai su kokybė yra jiems ir daug naujienų, gerai naujienų padaro. Vienintelis jų minusas yra toks brangus labai. Nu, bet vis tiek paletę atsivežiau, turėsim įdomių alų, ten po kegą, po 2. Tai pasibandysim, pasižiūrėsim, kaip jums pasieis, bet tai sakau, kad kaina ten jau šiek tiek didoka yra. Bet gal už kokybę verta nemokėti. Kartais ir taip. Tai atvažiavo skardinių, atvažiavo ir kegų ir dar laukia. Gal kitą savaitę atvažiuosim. Atvažiuos dar špintos daug labai visko. Ir kas nežino, tai labai įdomi yra. Lenkai, kaip ir Europos Sąjungoje, pasitvirtino, nu, nežinau, kiek jie pasitvirtino, kiek nuleisti iš viršaus yra tarp Europos Sąjungos valstybių. SAT sistema tokia yra. Grubiai tariant, alus važiuoja pagal 2 būdais. EADAS arba SADAS dokumentai. EADAS automatizuotas seniai, bet jo parduot gali tik tai tie, kas turi savo fizinį bravorą. Tai reiškia, jeigu tu esi Gypsy Brewing arba čigoniškas bravoras arba verdelų, nuomodamasis patalpas ar paslaugą, tai tu negali su šio dokumentu pardavinėti, turi turėti savo fizinį bravorą, tai tada gali pardavinėti. Tai šiuo būdu pardavinėja tiek ir daug Lenkų, kadangi didžioji dalis vis dėlto tą Gypsy Brewingą propaguoja. Ir tai suprantama kodėl. O tai Nepomucenas važiuoja su EADu, dėl to atvažiavo. Pinta turi dalį taip, jie turi savo bravorą verdą, bet jie jau didmena, tai reiškia, mes perkam iš jų skardinės per jų didmeną, tai reiškia kitų bravorų irgi, ne tik tai pintos. Tai ten jau jie turi vežti su kitų dokumentų EADu. Ir įsivedė elektroninį dokumentą su SADu. SADą padarė elektroninį. Ir kas nutiko, neveikia jų sistemos, yra 2 savaitės jau kaip neveikia. Draudžia vežti su popieriniu, o kas buvo iki šiol, o elektroninis neveikia. Ir tas alus sustrigęs jau turbūt 2 savaitės ir stojo, turbūt nepilnai jau ten pas juos ir laukia, kol pradės veikti sistema, nes kitaip aš galiu atsivežti dalį to krovinio, bet transportavimas pirmos paletės kainuoja vos net 2 negu kitų palečių. Tai labai brangu. Tai papildoma paletė kainuoja daug pigiau atsivežti šalia kitų, o ne atskirai. Tai 3 paletės laukia, dar turėtų vieną prisidėti, jeigu viskas gerai. Tikėkimės, Lenkai sutvarkys su ta sistema ir pasileis pas save pagaliau tą SADą ir atvažiuos ir pintos alus. Nu ką, didžiausias Vilniui kažkada buvęs alaus baras dingsta. Mes turėjom terasą šalia jo kurį laiką. Bet galim pavadinti istoriniu baru, nes iš tiesų čia savo laikotarpiu jisai buvo tikrai istorinis ir nėra žmogaus vyresnio amžiaus. Man neteko jame apsilankyti, bet vyresnio amžiaus žmogaus, kuris nežinotų šito baro Vilniuje. Tai Lietuvoje turbūt buvo didžiausias alaus baras. Tai pasižiūrėsim, kaip nugriaus, kas čia vietoj jo atsiras. Toks, iš vienos pusės suprantamas dalykas, seni dalykai miršta, nauji gimsta, iš kitos pusės toks gaila. O dar čia buvo tokie rūsiai, įspūdingi rūsiai. Parodysiu nuotrauką. Žiūrim, ką paliko iš jų ar ne. Panašu, kad viskas išgriauta, viskas išnaikinta ir nieko neliko, nes kas užpilta žemėmis, sulyginta.
Tai čia buvo įspūdingi. Nuotraukai matot, kaip atrodė. Ir pagal ten sukrautas plytas. Turiu įtarimą, kad nieko nebeliko ir viskas panaikinta. Ate tauro ragas. Štai taip dingsta dar labiau tauro ragas. Nežinau, kiek važiuosiu čia, gal per savaitgalį vis ir nugriaus, gal neliks. O dabar, kaip žinot, kaip kiekvienas padorus lietuvis turi kur nueiti. Į Kaziuko mugę. Einu pažiūrės ten prie aikštės turėtų būti sūriai mano mėgstami, tai aš nusipirkčiau sūrę. Einame žiūrėsim. Šiandien bare smirda labai, nes antram aukšte sugalvojo ten kažko pripilt chemijos kažkokios arba liklių ar dažų kažkokių bedvokiančių, bet be proto. Visas kiemas dvokia aplink pastatą. Ir pas mus baras visas smirda, tai žiūriu. Yra. Žmonės yra begalviai ir nemąsto absoliučiai. Tai nežinau, kad ten baigsis. Tikiuosi nedarys, kvietėm policiją. Ne mes, savininkai patalpų. Dėl tos situacijos, nes čia taip, tikrai ten baisu. Tai darė visus langus, visus duris, viską vediname. Pasitaiko, matot, kaip būna kartais gyvenime. Ir tokių dalykų.